Sveiki, pristatau savo laivelį Powerboat 420. Ilgis 4,20 m, plotis 1,85 m, aliumas 3 mm, variklis Yamaha 40. Tai bortai nesu matavęs, bet tikrai kokį 60 cm, gal ir daugiau. Traileris cinkuotas, LED lempos pasikelia, kai įleidinėji valtį. Pasikelia taip. Įsileidžia irgi lengvai. Kuro bakas integruotas, apie 28 litrai. Toliau sonarai, viskas tiek. Ką, lipame vidų ir pažiūrėsim, kas viduj. Opa! Taip, pradedam gal nuo priekio. Taip. Tai čia mini kota elektriniam varikliui inkaro. Čia yra pakrovėjas, bet akumuliatoriui. Čia daiktadėžė. Čia yra vėl daiktadėžė. Gilgili. Čia daiktadėžė. Patogi. Tai sėdynė patogi. Atsisėsti. Sėdynės. Čia yra mini kota. Elektrinis variklis. Toliau aeratorius. Bum. Visur yra apšvietimas čia. Toliau einam čia sėdynės. Čia yra daiktadėžė iškerėm. Čia dvi gali, bet daugiau. Čia yra paslėptas variklio užvedimo akumuliatorius. Čia kuro bakas, jau sakiau. Čia dabar yra ličio 2 akumuliatoriai, masės išjungėjai. Dar vietos lieka daiktams susidėti. Taip pat čia dar irgi meškerių įdėjimai. Taip, variklis Yamaha 40, kiek ir turi būti šitam laiveliui maksimaliai. Toliau, ką? Konsolė. Konsolytė. Tikrai faina, patogi, vietos daug.
vietos daug. Taip, čia apšvietimai, visi, kas reikalinga, USB, rodmenys, variklio, degalų, bako rodmenys, na ir valdymas. Visas čia, ogi yra. Čia dar tikrai didelė talpi niša, kitoj pusėje irgi didelė niša. Taip, echolotas. Echolotas Solix 10. Tai tikrai neblogas šitas. Išbandysim, žiūrėsim, kaip veikia. Tai ką, vietos daug. Plotis tikrai geras. Nežinau, žiūrėsim, kaip ant vandens jinai stovės. Bet jaučiu viskas čiki-piki. Tai va, toks laivelis. Viską išėmiau. Kėdės, einu. Prasisiurbliuot, susitvarkyt, susidėliot viską ir žiūrės, pasikraut akumuliatorius ir rytoj tikriausiai važiuosim išbandyti ant vandens, žiūrėt kaip stovi ant vandens, kaip reaguoja į bangą. Tai tiek žinių, dabar einu siurbliuot, žiūrėt, kas kaip ir šoksim ryt ant vandens. Sveiki visi, štai mes ir ant vandens. Oras fantastinis. Viskas veikia. Valtis super. Labai stabili.
Adas. Tų vietų ir žiūrėsim, kas toliau bus. Šiaip viskas gerai, oras geras, tai žuvies irgi yra aktyvi žuvis. Čia matas kažkas, tai va. Ką, vienas iš didesnių ešerių. Taip. Opa. Gyvena toliau. Nu ką, viena vieta apžvejota. N skaičius ešerių. Kiek pagavom ešerių? Daug. Jo. Vieną lydeką ir dabar plaukiam į kitą vietą, pasižiūrėsim. Va, ant ešeriai kimba. Galim pasakyti taip, ne? Baigta, valtį išbandėm, viskas veikia, viskas čiki-piki, ne? Plaukiam namo, vėjas stiprėjo, bangos didelės. Ką, žvejyba pavyko, pagavom daug ešerių, ne? Ir 2 lydekas nedidelės. Tai va, viskas gerai, viskas. Nuotykių nebuvo didelių, ane? Aš tik pagavau daug didelių ešerių. Ešeriai, jeigu geras oras, štat ir kimba. Tiek žinių, ne? Ką? Dar iš valties burzgia ir riedam namo. Tai ką, sutiksim vėliau. Iki.